Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės. Politika kaip ir krepšinio treneris yra tas pats. Ta prasme, tu gali būti kažkelias minutės labai geras, o paskui viskas, treneris ten tas, anas. Koks pirmas jūsų ryškiausias atsiminimas iš vaikystės? Labai gaila, bet turbūt močiutės mirtis. Aš tikrai buvau senelių labai mylima ir labai lepinama. Močiutės namuose mes kalbėdavom lenkiškai, nes mano močiutė buvo lenkė. Va kaip netgi. Taip, mano močiutė buvo lenkė, senelis dzūkas. Prieš vesdamas parduoti, įkliukinkit jam į gerklę slyvinės, kad būtų bent kiek kauštelės ir jis kaip mat apžvitrus. Kai jisai rėkdavo prie mikrofono vienoje kadencijoje, aš įsidėdavau ausinės ir klausydavau Metalikos ar jo pasisakymus. Didžiausias įžeidimas jums nuskambėjęs yra toksai? Yra. Ar todėl, kad tu neturi vaikų, Taip. Tau yra negaila, kad žus Lietuvos vyrai ar kažkieno sūnus ir taip toliau. Bet ginklą mokėtumėt naudoti? Mokėčiau. Esu tiek valius ginklą per bazinį šaulių įgūdžių kursą, kad niekas nėra tiek valęs. Tarkim, jūs tampat vėl ministrė pirmininkė ir ateinat situacija bloga. Padainuokit tada, ką daryt. Ką daryt, kai tavęs nemyli niekas, o tu taip visus myli. Pagrindinis mūsų rėmėjas – Kanumo. Tai daugiau nei gamtos ir mokslo sukurti produktai sveikatai. Tai kvietimas įkvepiančiam gyvenimo būdui. Sveiki, mėly tinklalaidės akis į akį žiūrovai, klausytojai. Greitai prabėgo 2 savaitės, bet aš įtariu, kad tos 2 savaitės prabėgo gerokai lėčiau negu 4 metai. Mūsų šio vakaro pašnekovės, mano mylimos ir gerbiamos buvusios ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės gyvenime. Labas vakaras. Labas vakaras. Čia toks labiau akinys į akinį gaunasi. Čia mes abudu šiltnamėse gyvenam, nes turėjom tokį pokštą, juokingą kadaise, kad ko stovi už lango, užeik į vidų. Taip atsimenu tą pokštą. Pamenat? Taip. Lankydavotės koncertuose. Iš tiesų, 4 metai. 4 metai daug, bet kai jie praeina, atrodo mirksnis. Ir kiek man yra tekę kalbėti su žmonėmis, kurie guli jau ligos patale arba mirties patale, sako, Jėzau, visas gyvenimas kaip mirksnis. Ar tas mirksnis jums buvo toks labai užsitęsęs, sunkus, skausmingas, ar būtent toks, kad būna kartais merkia akis ir lyg žvyro pripilta? Kaip buvo tie 4, kurie pasibaigė ką tik? Labai skirtingai. Pirmi 2 metai tai buvo... Pirmi 2 metai, turbūt taip reikia teisingai. Taip, 2 yra... Buvo be galo ilgi. Ir gal todėl, kad į tuos 2 metus susikrovė pradžioj Covidas, tada Lukašenkos visi tie mums parūpinti nuotykiai, tada invazija plataus masto vasario mėnesį. Ir man ne viena buvo tokia diena pradžioje, pirmoje pusėje kadencijos, kai atrodė, kiek mes čia laiko dirbam. Negali būti, kad dar tik 1,5 metų, ar dar tik tai 2 metai. Atrodo kaip 20. Kad kai sėdi ir nebesupranti laiko, nes tiek visko yra, kad nebežinai, ko griebtis. Tai aš sakyčiau, kad paskutiniai metai prabėgo labai greitai. Taip. Jau tikrai prabėgo kaip mirksnis, bet kadencijos pradžia atrodė ilga kaip 100-mečiai diena. Amžinybė. Amžinybė. Panašiai. Mėla Ingrida, aš taip galiu jūsų savo leisti kreiptis, nes mes esam savo laiku buvę kolegos, dirbom vieną kadenciją. Jeigu neklystu, man teko garbė netgi priimti jūsų priesaiką Seime, kai jūs tapote finansų ministre. Taip, ir tai buvo tas kartas, kai man be galo drebėjo ranka, dedant parašą ant savo priesaikos lapo. Kodėl? Tiesiog iš to tokio, atrodo, kad toks tarsi rutininis dalykas, o ne ceremonija, kur visą laiką reikia ją atlikti, bet man kažkaip tai atrodė turbūt taip labai ypatinga, kad aš supratau, kad aš negaliu padėti to parašo ant popieriaus, nors priesaiką lygtai ir labai sklandžiai pavyko perskaityti. Labai.
Bet nu, tiek vat, buvo tos tokio kažkokio, nežinau, nu vis tiek ne kasdien tampi ministru, ne? Tai paskui jau tos kitos priesaikos, jau ir Seimo narės, ir ministrės pirmininkės kažkaip daug sklandžiau susidėliojo, bent jau pavyko pasirašyti. Tai galima kalambūrą sudėliojo tokį šveiko lygio, ne? Kad žinot, kai prieš jūs toks nuostabus vyras, sunku net pasirašyti. Galim ir taip sakyti. Gerai, prie šveiko mes dar grįšim, be jokios abejonės, bet pakalbėkime šiandien ne apie, aišku, kalbėsime ir apie tai, apie politikę Ingridą, apie finansininkę. Man vis dėlto labiausiai imponuoja Ingrida Šimonytė, moteris, kuri tiesiog didžiąją dalim, aš nesigėdėjau to pasakyti, aukojo savo gyvenimą, asmeninį gyvenimą, vardan bendro gėrio, visuomenės gėrio ir tiek kartu liko labai žiauriai, ne tai kad neįvertinta, o labai žiauriai pasmerkta. Jums neskaudu dėl to? Nu, žodis skaudu yra gal ne tas žodis. Per silpnas ar per stiprus? Gal per stiprus. Per stiprus, nes gali galvoti, kad kartais apmaudu, kartais pats esi kaltas dėl kažkokių dalykų, kuriuos pasakai paprastai. Ta prasme, dėl to, kad padarai, tai turbūt yra labai mažai dalykų, kuriuos aš daryčiau kitaip, jeigu kažkas atsuktų laiką ir tu vis tiek turi tiek žinojimo, kiek turi tuo metu, nes kai iš dabartinio žinojimo pradedi galvoti, ką tu ten praeitį būtum kitaip padaręs, nu tai yra nesažininga, nes tu vis tiek to žinojimo neturėtum ir greičiausiai darytum tą patį. Ir todėl, kai žmonių klausia, ką darytum kitaip, nu, jeigu žinotum tiek pat, kiek žinojai tada, kada darytum tą patį. Tai kartais gal būna tokių dalykų, kur ten nebūtinai reikėjo pasakyti, paskui gal biški galvoja, kad geriau galėjai ir nutilėti, galėjai kitaip pasakyti, ar dar kažką galėjai kitaip galbūt pasirinkti. Nu, aš kažkaip visada labai su humoru į tą dalyką žiūrėjau, tąją prasme, kad aš nejau, kad man dovanotų gėlės, ar sakytų komplimentus, ar visi mane labai mylėtų. Ta prasme, tai čia yra pats beviltiškiausias užsiėmimas, man atrodo. Politika, kaip ir krepšinio treneris, yra, nu, tas pats. Ta prasme, tu gali būti kažkelias minutės labai geras, visi tau ploja, sako, jo, tu šaunuolis, tu viską labai gerai darai, o paskui viskas, treneris ten tas, anas, trečias, penktas. Miela Ingrida, jūs kaip į, na, aišku, nebūtumėt buvusi premjerė, jums linkėjimus perdavė mūsų kitas būsimasis pašnekovas, kuris pakeis jūs po 2 savaičių štai šioje kėdėje, Lietuvos rinktinės dabar jau vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis, kai sužinojo, kad jūs būsite. Gal net prasilenksit šiandien čia. Perdavė linkėjimus ir sakė, kad balsuos už jūs, nes mėgstate sunkiąją muziką. Vat, matot, kaip atsipirko. Tai vat yra dalykų, kažkas mėgsta sunkiąją muziką, kažkas ten dar kažką mėgsta ir tų tokių bendryšių šiaip gyvenime būna kartais labai netikėtų, kažkas šunis mėgsta, kažkas sodininkystę, kažkas pomidorus augint. Bet man atrodo, kad nereikia į save žiūrėti kaip į kažkokį ten, nežinau, žmogų vedamą ant ešafoto, kad čia tave veda ant ešafoto, nes nieks neliepia dabar eiti ant ešafoto. Nu, tiesiog pats pasirinkti. Nėra konstitucijoje prievartinio darbo. Pasirenki tą veiklą, kurią pasirenki, o kad nebus taip, kad ypatingai politikoje yra daug dalykų, kurie yra labai neakivaizdus. Nu, pažiūrėkit, koks laikas kliuvo ir kad ir tas, kurį mes kartu dirbome. Ne? Taip, tai buvo sudėtinga finansų krizė, kuri kilo dėl įvairių dalykų, tikrai ne dėl Andriaus Kubiliaus, bet Andriui Kubiliui teko tuo metu vadovauti vyriausybei. Mums teko priiminėti sprendimus, kurie buvo gana nemalonus. Didelė dalis jų iki šiol tebegalioja, nors pakeliui turbūt kokios 4 kadencijos šaukėsi, kaip jos viską atšauks. Jau PVM, tai atšauksim, gražinsim. Viską gražinsim. Tu tai va, viskas tebegalioja iki šiol. Ir dar dabar kartais kažkas kažką pablūdėja pakampėm, kad sako, jūs kai pakėlėt tada laikinai, tai taip iki šiol galioja. Tai jūs galėjot 3 kartus jau atšaukti. Bet 4. Jo, turbūt, kad 4. Bet jeigu neatšaukėt, matyt, kad nėra taip lengva šitą dalyką padaryti. Arba turi kažką aukoti kitur. Ir tie sprendimai buvo sudėtingi, tikrai mums nepridėjo nei sveikatos, nei populiarumo, nei kažkokių kitų dalykų, ne? Bet vis dėlto, kas paskui atsitiko? Ekonomika atsigavo, pradėjo aukti, atėjo kaip ir dabar socialdemokratai, ant gatavo įsivedė eurą, patys savo paplojo. Jau vaisiais prinokė. Skenam. Jo, ir dabar irgi kažkaip labai panašiai. Bet jūs jau įpratę, aš kalbu ne apie jūs asmeniškai, apie konservatorius.
susiję ir 99 metų krizė, 8-9 metų, čia pandemijos, karas, visa kita. Gerai, kol kas šitą intro mes baigime tokia linksmesnė gaida. Jūs esate, žinoma, Šveiko mėgėja ir cituotoja. Kokia Šveiko citata jūs pavadintumėte tuos pasibaigusius 4 premjerės darbo metus? Čia yra tas klausimas, kur negaliu atsakyti, nes aš išvažiuočiau, jeigu dabar pasakyčiau kažkokią citatą, išvažiuočiau ir paskui prisiminčiau geresnę. Tai jūs galite paskambinti. Jo, tai tada reikės kažkokį voiceover įdėti ant viršaus. Ne, sakau, čia tokie ekspromptai, kur man ne visada sekasi ir va čia yra tas, kur net nespėliau. Bet žiūrėkit, su ekspromptais jūs kartais, būdama premjerė, nesusilaikydavot, o šitoj vietoj, kur nieko nėra atsakomybės, jūs sakot, aš gal susilaikysiu. Jo, bet čia reikia dabar praversti visus tuos kelišimtus puslapių ir galvoti, kokia čia ta citata būtų pati geriausia, tai, kažkaip labai... Ten, kur vyriausybė minima, kad vyriausybė, kuri pakelia alaus kainas, yra pasmerkta žlugti. Iš ko atpažinsi, kad žmogus neskaitė Šveiko, nes šito Šveiko kaip tik nėra. Skaitęs ir žinau, kad dėja, bet tų, ko gero, geriausių citatų jis neparašė, nes romanas yra nebaigtas, jeigu kas žino. Tai va būtent, tos citatos ten turi įvairią legendą, iš kokiam kontekste jos ten yra iš tikrųjų, bet aš labai mėgstu šitą citatą, kurią man daug kas prikišdavo gyvenime ir aš sakydavau, neskaitai Šveiko, nes nėra. Taip, šitos nėra, nepavyko pagauti. Gerai. Pradėkime nuo... Aš kartą esu skaičius tą knygą vien tam, kad įsitikinčiau, kad tikrai šitos citatos ten nėra, nes galvoju, negi gali būti taip, kad aš knygą skaičiusi tiek kartų, jos ten nepastebėjau. Tai skaičiau su liniuote, tam, kad įsitikinčiau, kad jos ten tikrai nėra. O su liniuote kaip... Taip, kai seki tekstą. Aš žinau, kaip finansininkė, kad nepraleišiu nei vienos eilutės, kad nedaug dievės kersai. Negali būti, kad pražiopsau, bet visada kažkaip... leidi to, kažkiek to tokio abejonės ir savimi. Gerai, miela Ingrida, žinom, finansų ministrė, baigusi mokslus, PEFas, taip vadinosi, pramonės ekonomikos fakultetas ar ekonomikos. Jau tada vadinosi ekonomikos, nes kai aš įstojau, jau visas ekonomikas, įskaitant prekybas ir buhalteriją, sujungė į vieną ekonomikos fakultetą ir jau aš turbūt, ar tai buvo 1 metai arba 2 metai, kai aš jau stojau į tą sujungtą fakultetą, kuris buvo ekonomikos. Vieno vardą. Gerai, žinom, studijos, po to veikla įvairiausia, bet tų premjeravimo metų ir taip toliau, be ministravimo, pradėkime nuo jūsų vaikystės. Jūs galim pavadinti Vilniaus migrantę. Jūs gimėt, bent jau augote vaikystėje Žirmūnuose ir paskui kažkas nutiko, kad tėveliai gavo persikraustyti į Antakalnį, tai per Nerį persikėlėt, ar ne? Ne visai taip, nes Naujininkuose gyveno mano seneliai. Tai mano vaikystė techniškai buvo tarp Naujininkų ir Žirmūnų, kadangi aš į darželį pradėjau eiti gana vėlai ir mane augino seneliai, kol močiutė pasimirė. Tai mano buvo toks tarp Žirmūnų, buvo toks 17 troleibusas, kuris dar turbūt ir dabar yra, kuris važiuodavo nuo Žirmūnų galo iki Naujininkų ir atgal. Tai va aš tuose abiejuose galuose tą savo vaikystę praleidau, o 84 metais tėvai mano pasistatė kooperatinį butą, nors žmonės iki šiol pasakoja, kad ten butus dalindavo, tada iš rankovės už dyką visiems duodavo, bet aišku, nieko panašaus ir tai buvo gana sudėtinga, turint minti, kad jie buvo 2 eiliniai inžinieriai be jokių ten kažkokių ypatingų partinių, taip sakant, postų ir jokių partijų ir panašių dalykų. Jie nebuvo partiniai? Oi, ne, niekada. Na, iš jūsų pasakymų, oi, ne, aš suprantu, kad tikrai. Oi, ne. Neturėjom tokių dalykų šeimoje ir tada mes išsikraustėm į Antakalnį, 84 metai buvo ir ten iš esmės aš didžiąją dalį savo gyvenimo ir pragyvenau. Aš stengiuosi šio paklausti klausimo beveik visų pašnekovų. Koks pirmas jūsų ryškiausias atsiminimas iš vaikystės? Labai gaila, bet turbūt močiutės mirtis. Kiek jums buvo metų? 4 su trupučiu. Ir tas labiausiai įsiminė? Taip, nes aš jaučiausi labai kažkaip, tas man gal vėliau atėjo, bet iš tokio fono, nes aš tikrai buvau senelių labai mylima ir labai lepinama.
Ir Jūs buvote vienintelė anūkė? tuo metu buvau viena, o sesė gimė vėliau. Ir jau sesiai to dėmesio tiek daug, kiek man nekliuvo, o aš jau buvau tokia, jau taip sakant, jau viskas buvo galima, todėl kad štai anūkė ir viską gali, ir į darželį nėjo, ir anksti išmokau skaityti, rašyti, ir ten knygas skaitydavau, kartais suskaitydavau su įvairiom avarijom, ir tada mama bardavo, ir senelis sakydavo, nekreip dėmesio, aš tau naujų nupirksiu. Nu, tai va tokia buvo mano labai voluntaristinė vaikystė. Bet kažkaip močiutė mano, kai mirė nuo vėžio, gana jauna, ji buvo 50 keli metai, buvo vos vyresnė negu aš esu dabar. Ir man kažkaip tas labai smarkiai mane tas paveikė, nes močiutės namuose mes kalbėdavom lenkiškai, nes mano močiutė buvo lenkė. Va kaip netgi. Taip, mano močiutė buvo lenkė, senelis dzūkas ir jie du namuose kalbėdavosi lenkiškai, mano mama lenkišką mokyklą pabaigusi ir taip save gal irgi labiau identifikavo Lenkę, nors lietuviškai kalbėjo puikiai, rašė puikiai ir mes namuose, tėvų namuose kalbėjom lietuviškai visada, bet aš mokiau lenkų kalbą nuo pat vaikystės ir paskui, kai mano močiutė numirė, aš ją pamiršau. Tiesiog pamiršau. Bet bendraujat, sakysim, užsienio vizitų metu jums išlysdavo tie, ar reikėdavo, daigai kalbos, ar reikėdavo vertėjo visą laiką? Ne, man kalba grįžo. Ir kalba grįžo tokiu labai įdomiu būdu, kadangi, jūs irgi atsimenat tą laiką, kai normalių knygų nusipirkti knyginę buvo neįmanoma, arba turėdavai tam būti pridavęs kažkokios makulatūros, nežinau kiek, ir žinoti, kada kažko ten gero duoda, arba bibliotekas, aš čia visas Antakalnį buvau nuskaičius iki skylių. Ir, man pradėjo trūkti knygų, o mama mano turėjo didelę biblioteką, tik tai problema, nes kažkaip draugystės knyginė būdavo, kad ten ir tos klasikos būdavo galima nusipirkti ir tokių kažkokių įdomesnių dalykų. Ir aš kažkaip pradėjau tas knygas nuo lentynos traukti ir žiūrėti, ar aš galiu kažką ten suprasti. Neatsimenu, ar tai buvo Vinetu, ar grafas Montekristas, kažkas iš šito, ir paskaičiau ir supratau, kad aš visai suprantu ir man ta kalba sugrįžo, nes aš pradėjau skaityti. Lenkiškai? Taip, aš pradėjau skaityti lenkiškai, nes man tiesiog buvo knygų badas. Man reikėjo knygų, aš norėjau dar knygų ir tų knygų nebuvo iš kur paimti. Tai man ta kalba sugrįžo ir dabar, kiek mes čia turėdavom reikalų, pavyzdžiui, su Lenkijos premjerais susitikti, tai, kai neoficiali dalis, tai mes dažnai lenkiškai pasikalbėdavom. Gerai, jūs užsiminėt apie knygas, tai tada pats savaime prašosi į paviršių klausimas, kaip sakoma, žemai kabantis vaisius. Kokia knyga jūsų vaikystėje, vaikystėje imkim iki 10 metų, iki 12 padarė jums didžiausią įspūdį arba pastumėjo netgi tų pačių knygų skaitimui, kad būtent ją perskaičiau, atradau kažką daugiau, ko aš nežinau. Tuo metu turbūt buvo tokia vis tiek tematiškas dalykas, ne? Tai tas laikas, kai norisi ten kažkokių nuotykių, lakstyti, kažką veikti, tai čia buvo toks indėnų periodas. O žaisdavot indėnai su berniukais? Tai žinoma, ir su pusbroliai žaisdavom indėnais, ir lanką turėjau, Tikrai? Ir šaudžiau iš to lanko. Ir visokiausių dalykų. Tai čia buvo Fenimoras Cooperis. Biliūno kliudžiau? Tada Biliūno kliudžiau, Tai lanką tai turėjot? Ne, taip negalėčiau padaryti. Net buvo viena iš turbūt baisiausių apysakų mano skaitytų, kurią tikrai buvo labai labai sunku skaityti ir kažkaip emociškai ne mano kūrinys. Tas pats Vinetu, paskui ten buvo Didžiosios Lokės sūnus, tokia visa serija. Velskop Henrik, taip. Harka, Matataupa, taip. Tai Harka kelias tremtin ir visas tas laikas, tai čia buvo, tas laikas buvo tai toksai, labai gerai atsimenu, tai buvo toks indieninis laikas. Bet žinokit, jums ir dabar, čia komplimentas, jų bus ne vienas šį vakarą, nuoširdus beje, jums normaliai užrišus tą tokią gyvatės odos juostą, tik plaukus reikėtų juodai dažyti, nes indienai nebūdavo niekad balti. Žinokit, jūs galėtumėt vaidinti.
Indienė. Ačiū. Labai norėdavosi tada ir tų juostų, ir tų plunksnų ieškoti, ir tokių karolių visokiausių įdomių. Nu, tadagi labai negalvodavai, kad visi tie indienai, kuriuos ten filme rodydavo, tas pats Gojko Mityčius su indienais turi tiek bendro. O mylėjot iš dalies Gojko Mityčių? Gal Kapitoną Tenkešą labiau iš tikrųjų. Kapitoną Tenkeš, o šitą Janeką iš 4 tankystė ir šuo? Ne tiek labai. Gal labiau Kapitoną Tenkešą vis dėlto. Tenkeš kapitanija, pamenu iki šiol. Vasaros atostogos. Be jokios abejonės. Gerai, kadangi juk prakalbam apie jūsų galimybę kažkur filmuotis, netgi vaidinti filmuose apie indienus, aš galiu pasakyti, kad jūs turite tikrai puikiai, nuostabiai skambantį žemą balsą. Man panašus netgi kažkurioje vietoje į mano dar vienos pažįstamos Ingridos balsą, jos vardas yra būtent toks pat kaip ir jūsų, Ingrida ir Ingrida. Ir aš norėčiau jums pasiūlyti pasimėginti, va dabar čia pat. Aš jums duosiu štai jūsų mylimos knygos tomelį, tai yra Kareivio Šveiko nuotykiai. Ir čia aš pažymėjau labai švelniai pieštuku, pamėginkit paskaityti, taip kaip įsivaizduojat, tarkim, ar jūs galėtumėt garsinti tekstą? Ir jeigu viskas gerai, žinokit, mes jums čia, aš turėsiu visai neblogų pasiūlymų darbinių. Prašau. O čia nuo to viršaus, kur geltonas. Problema, kad aš jau su akiniais nelabai galiu. Man irgi akiniai nereikalingi, kai aš arti. Na. Šunys negali dažytis patys, kaip tai daro damos. To reikia pasirūpinti tam, kas nori juos parduoti. Jeigu šuo toks nukaršęs, kad visai žilas, o jūs ketinate jį parduoti kaip metinį šuniuką, arba norite šitokį senelį siūlyti kaip 9 mėnesių jauniklį, tai nusipirkit pragaro akmenėlio ir nudažykit šunį juodai. Tada jis atrodys kaip ką tik gimęs. Kad įgytų jėgos, penėkite arklinėmis arseniko porcijomis, o dantis nušveiskit švitriniu popieriumi, kuriuo šveičiami surūdyje peiliai. Prieš vesdamas parduoti, įkliukinkit jam į gerklę slyvinės, kad būtų bent kiek kauštelės ir jis kaip mat apžvitrus, smagus, linksmailos ir lys prie kiekvieno kaip įsigėręs miesto valdybos narys. Bet svarbiausia štai kas, su žmonėmis, ponė vyresnysis leitenantė, reikia kalbėti. Taip ilgai kalbėti, kol pirkėjas apkvaiš. Jeigu kas nors geidžia pirkti iš jūsų balonę, o jūs namie turite medžioklinį šunį, tai privalote mokėti pirkėjui taip įkalbėti, kad jis vietoj balonės išsivestų medžioklį. Šitą labai mėgstu šitus epizodus, kurie apie šunis, ypač va tą, kur įkliukinkit stikliuką slyvines, kad aišku, pradės kabinėtis kaip deputatas. Taip, norim pasakyti, kad čia yra Hašeko citata ir nieko bendro neturi su tuo, ką jūs galite išvelgti. Puiku. Aš sakau, jūs turite puikų tembrą, turit vieną didelį trūkumą. Labai greit kalbu. Taip. Nes jūsų mintis, ko gero, dar 5 kart greičiau prabėga galvoje, negu liežuvis gali apdirbti. Nes čia, matot, tiesioginis eteris, tai yra kalbėjimas, ypač skaitimas tokių dalykų, yra kalbėjimas su pauzėmis, kaip su kabletaškiais, su daugtaškiais ir su brūkšniais. Tai šitoj vietoj, bet čia labai greit pataisoma, bet jūs tai puikiai galite daryti. Kažkada gyvenime manęs klausė, kokį vieną dalyką norėčiau savyje pakeisti, tai tada ir pasakiau, kad norėčiau lėčiau kalbėti. Bet labai kažkaip greit užmirštu, kad norėčiau. Gerai, grįžkime prie jūsų šio bandymo. Puiku, patikėkit manim, pagal tai, koks tembras, kaip skaitot, jūs akcentuojat, nes jūs esate tiksliukė, tiksliųjų mokslų, finansai, ekonomika yra tiksliukai. Tai jeigu jūs pasirašytumėt tokiai avantūrai, mes galėtume netgi išleisti jūsų skaitomų pasakų knygą. Aš pasakas skaitau skirtingai nuo kai kurių kitų pasakų. Taip, o sutiktumėt įskaityti tokios pasakas? Nes tikrai jūsų, žinokit, jūsų balsas yra tikrai fenomenalus. Aš nemanau, kad jis yra fenomenalus, bet manau, kad skaityt mėgstu, galiu ir sakau, turiu tik vieną problemą, kurią tikrai turiu, kai aš greitai kalbu. O šitą knygą, kadangi aš ją turbūt jau ne tiek skaitau, kiek cituoju, tai dar turbūt aš dar greičiau skaitau dėl to, kad aš ten tą tekstą net ir moku atmintinai, man jo net skaityti nereikia. Tai ten kaip išmoksta žmonės visą Koraną ir iškart turi tam tikrą titulą. Aš niekada nesimokiau, bet yra iš ties tokių sakinių, kur tas įkliukinkit stikliukas slyvinės, tai galėčiau naktį pakeltą pasakyti. Žodį įkliukinkit stikliuką ir slyvinės būtų. Aš tik šiandien tą knygą gavau, čia naujas leidimas. Vertimas senas,
taip pat tas pats geras, bet kaip ir būsiu pataikęs ir parinkęs. Jo, nes yra ir prastas vertimas, kur man nepatinka, kur vardai išversti, nemėgstu. Labai dėkingas už tai, kad Vision Express salone man atliko profesionalią regos patikrą, o pagal rezultatus ir parinko nuostabiausią dizainą, pagamino net naujus akinius. Dabar matau aiškiai, tikiuosi ir jums atrodo gražiai. Čia Vision Express. Grįžkim prie jūsų vaikystės, kuri baigėsi Antakalnyje, mokslai, paskui ekonomikos fakultetas ir studentiški metai. Kuo jie ypatingi jums? Tai mano studentiški metai, jūs galite įsivaizduoti, aš įstojau 92 metais, tai buvo viskas, kas tik tai sunkiausia iš to laikotarpio, ką gali prisiminti. Šildymo nėra, karšto vandens nėra, knygų nėra. Kūro nėra, ten, nežinau, troleibusai važiuoja, nevažiuoja, visokiausių dalykų, reikia kažkaip mokytis. O mes esame laikė, kai ką tik pasibaigė, reiškia, centrinio planavimo ir marksizmo-leninizmo visa šita epocha. Dabar jau rinkos ekonomika, o kas ta rinkos ekonomika, kad aš žinočiau. Nu, ta prasme, dėstytojai ten turi savo užrašus, vienus, iš kurių skaito. Jeigu reikia kokių nors knygų, kad tu kažką paskaitytum ar ten kokį kursinį parašytum, tai viena knyga yra galbūt Mokslo akademijos bibliotekoje ir viena knyga galbūt yra Mažvydė. Ir tu ateini tos knygos, ten gaut paskaityti, ten išsideš namo, taigi neįmanomas dalykas. Neišleisdavo. Tik tai vietoj paskaityti. Ir tada sužinai, kad koks nors Glaveckas tą knygą amžinatilis yra išsinešęs skaityti ir jos kaip tik nėra. Nu ir kokia nors yra antra, kuri ten yra rusiška, apie angliškas knygas iš vis jokios kalbos, ne Google'us kokius nors nesvajokit. Ne. Tai sėdėdavo Mažvydo bibliotekoje, ten pasiėmė, reiškia, kažkokią tai knygą su pirštinėm, su paltais, nes buvo labai šalta tuo metu ir sėdėdavom su drabužiais apsimuturiavę, skaitydavom kažkokią ten tą jau spaudą, kur atsirasdavo vakarietiškos jau spaudos, galėdavai pavartyti ir bandydavai kažkaip susivokti, ką mes iš viso mokomės dabar. Tai ta prasme buvo, toks, ir aš paskui vis galvodavau, jau kaip pati dėsčiau, galvodavau, dabar, kai yra visko, ant tavęs domkratų sraunių, kaip sako, krenta, viskas, kas tik tai nori, informacija, knygos, autoriai, YouTube'ai, viskas, ta prasme, imk ir, tai man visą laiką galvau, kam yra sunkiau, ar tiem dabartiniam studentam, ar man, kai nieko nėra. Ir priejau išvados, kad dabar sunkiau. Sunkiau. Taip. Kai visko yra tiek daug, kai nemanoma atsirinkti. Kai yra sunku atsirinkti, nes kai tu žinai, ko tu ieškai, sunkiai, bet kažką rasi. Bet tais laikais būdavo, kad tu net nežinai, ko ieškoti, nes tu gali gauti tik tai, ką gali gauti. Bet daugmaž ten iš kažkokių raktinių žodžių jau galėdavai kažko ten bandyti ieškoti konkretaus. O dabar tiesiog turi atsirinkti iš tokio didelio srauto ir tam sraute dar yra krūva dalykų, kurie iš vis yra net ne mokslas, ne informacija, o tiesiog kieno nors asmeninė nuomonė. Gerai, jūs puikiai mokėtės mokykloje, baigėt sidabro medaliu. Aš tik cituoju tai, kas... Žiūrėkit, o jūs mokykloje vyresnėse klasėse ir studijų metais buvote pašėlusi mergiotė? Tas pašėlus, tai nežinau, koks yra turinys. Aš žinau, kad aš buvau iš tų, kurie nebijodavo pasakyti. Ir net tada, tai tas liko, žinokit, tas liko jums? Kada dar nelabai net ir buvo galima pasakyti. Aš nebijodavau pasakyti ir, iš to turbūt buvo toks manimas, kad aš esu gal akiplėša. Mhm. Kaip manot, kiek daug žmonių dabar taip pat galvoja apie jūs? Turbūt, kad vienas kitas galvoja. Bet, ką dabar padarysi, dabar tai jau yra vieša. Bet tas jūsų akiplėšiškumas, jis man visiškai suprantamas, nes aš irgi esu tuo nekartą buvęs apkaltintas, netgi mano pirmoji knyga apie mane autobiografinė buvo pavadinta Akiplėša. O jūs niekad nesigailėjote jau vėliau, kad vaikystėje, jaunystėje, paauglystėje šito savo
bruožo, na, niekaip nesistengiant arba neįstengėte pažaboti? Ar tiesiog tai leidote kaip ir upiai? Jeigu jau prasirovė, tai nebeužtvenksi upės bėgimo. Nu, aš neturėjau niekada tikslo kažkam draskyti akis. Nes paprastai, kai kažkokį klausimą iškeldavai, tai būdavo konkretus klausimas. Nu, vat koks nors ten, pavyzdžiui, visi turi daryti kažką. Nu ir man yra klausimas, kodėl mes turim va šitą daryti, aš vis dėlto norėčiau kažkokių paaiškinimų. Kodėl? Nu, pavyzdžiui, tokia istorija, vat labai gyvenimiška, 88 metai, ne, jūs tuos metus puikiai atsimenat, turbūt paskui jau sąjūdis, vasara, ten ir visas tas toksai didžiulis pakilimas, o 87 mitingas prie... Tai Mickevičiaus paminklo. Ir ateina klasės vadovė ir sako, jūs turite atnešti į mokyklą, reiškia, nu, kaip čia pasakyti, tėvų raštelį, taip turbūt reikėtų, kur tėvai surašytų, kur jūs būsite ten valandomis, savaitę maždaug iki vasario 16 ir savaitę po. Ir 87. 88. Čia dar va tas iki birželio mėnesio, va tas laikas jau po Mickevičiaus, bet dar iki sąjūdžio. Ir, nu, ir tada aš pakeliu ranką ir paklausiu, o kokią teisę jūs turit, o iš viso kas čia per nesąmonė. Nu, ta prasme, aš nesakydavau mokytojams kažkokių dalykų, kad maždaug atšok nuo manęs žvairy, aš nesimokysiu. Aš o norėdavosi taip, ne? Ne, aš mokiausi gerai, aš savo pareigas kaip mokinė vykdžiau, atlikdavau namų darbus ir taip toliau ir panašiai, bet va tokiais dalykais, nu, man būdavo tas pilietinio pasipriešinimo toks reikalas, kažkodėl man jisai buvo aktualus ir aš tada keldavau ranką ir klausdavau. Ir iš to atsirado tas įsitikinimas, nu, vat, kad Šimonytė tai, nu, kas per neišauklėtas mokinys, nesėdi ir netyli taip, kaip kiti. O aš ne tik, kad paklausdavau, aš dar ateidavau mamai, paskūsdavau, tada mama skambindavo švietimo skyriui, tuo konkrečiu atveju išsiaiškinti, ar tikrai yra toks švietimo skyriaus nurodymas. Ir nebuvo jo? Ir nebuvo jo, žinom. Ai, tai čia mokytojai tiesiog taip sugalvojo. Čia buvo tos paskutinės konvulsijos Sovietų sąjungos ir tiesą sakant, per tą laiką matėsi tokių dalykų, kur turbūt daugam iš mūsų kartos matėsi, kaip pasikeitė, kaip žmonės, kurie tau pasakojo, kaip Tbilisyje kartvelai patys savo galvas išminavimo kastuvėliais susikapojo, paskui taip. Po kurio laiko tave sveikino su vasario 16. Žiūrėkit, jūs sakote, kad tada buvo neaišku, bet ir buvo neaišku. Nes labai daug veikėjų, dabartinių netgi iškilių ir elgėsi, nes labai nedekvačiai. Jūs sakote, tai buvo toks tarpsnis tarp Mickevičiaus paminklo, mitingo ir to paties sąjūdžio, bet kai kurie dabartiniai netgi ir buvę vadovai tuo metu stojo į komunistų partiją arba netgi dirbo ir jums su jais taip pat yra tekę dirbti. Tai vat ar ta viskam prieštaraujanti ir na, nepasiduodanti Šimonytė nejautė nuoskaudos, kad reikia dirbti su tais žmonėmis, su tokiais žmonėmis. Jūs tada buvote viena iš trijų, jums reikėjo dirbti ir su viena prezidente, ir su kita. Nu, su prezidente man teko dirbti tada, kai mes dirbom vienoje koalicijoje, kai aš buvau ministrė. Taip, bet prezidentės garbiai turiu pasakyti, kad į mano darbą nu, tik pradžioj ten pačioj, kai ji tik buvo išrinkta ir ten irgi ėmėsi šiek tiek krizę valdyti, tai gal to dalyvavimo buvo daugiau, bet paskui kažkokio ten kvietaliojimosi ant kilimo ar kažkokio pamokymo ten, kaip man tą ar aną daryti, neteko matyti ir, kaip pasakyti, aš žiūriu į tuos dalykus ir tų komunistų atrodo ir buvo įvairių žmonių, kurie vėliau ir pareigas įvairias užėmė, ir tautos dainiais buvo vadinami, ir ko tik tai ne. Bet aišku, yra matyti tos, visada yra klausimas, ar buvo kitas pasirinkimas. Tai aišku, kad buvo kitas pasirinkimas. Bet jūs linkusi už tai atleisti, už tą kitokį pasirinkimą. Nu, man keistai atrodo, sakykime, pasirinkimas stoti į komunistų partiją jau
88 metais, tada, kada jau ore visur kvepėjo kažkokiomis permainomis, ten tie ankstesni pasirinkimai. Ką žinau, žmonės, taip suprato karjerą. Sakau, mano namuose buvo visai kitaip. Niekas ten kažkokios didelės karjeros nepadarė dėl to, kad, kažkas padarė vis tiek, jūs jau savęs neišbraukit. Tai dabar prie manęs grįžtant, tai dėl ko aš labai myliu laisvą Lietuvą? Dėl to, kad mano vertinimo su tokiu būdu, koksai jisai buvo, anoj sistemoj, ten ministrė pirmininkės vaikai kartais klausia, ar jūs galvojate būti ministrė pirmininkė? Tais laikais. Tais laikais Lietuva ten turėjo Sakalauską kažkokį ministrų pirmininką, bet... Sakalauskas ir buvo, taip. Bet ten, koks ten skirtumas, kas ten buvo Lietuvos ministras pirmininkas, bet tokių minčių tikrai niekada gyvenime nebūčiau pagalvojus. Ir kartais, kai pagalvoju iš dabartinės perspektyvos, tai greičiausiai aš būčiau gerai nebaigus toje santvarkoje. Dėl to, kad su savo liežuviu susitvarkyti, nežinau, ar būčiau galėjus ir būčiau norėjus, o kad ta santvarka man nebūtų šito atleidus, tai veikiausiai taip pat. O daug, žinot, žmonių, aišku, esat turbūt girdėjus, ar jūs taip pat slėpėtės nuo spaudos apibendrinimų, kaip sakė prezidentas, po savo pirmųjų kadencijos metų, nes jūs ten būdavo taršoma kaip šilta vilna ir jūs turbūt žinojot, kad taip yra, bet jūs ėjot ant to ešafoto nevaidinti Žanos d'Arc, neaukotis, o tiesiog dirbti sunkaus darbą, už kurį žinojot, kad jums teks atsijimti kaip tam pagrindiniam žaibolaidžiui. Taip, aš kažkaip suprantu puikiausiai visas šitas žaidimo taisyklės ir jos yra teisingos. Vieno dalyko man gal truputį gaila, kad ta vieša erdvė iš tikrųjų yra, kaip pasakyti, ji yra net ne šiaip sekli, ji yra pasidarius tokia, klikbaitinė iš esmės, ne? Nes jeigu kažkas kažką pasako, jūs kažką pasakysit ir antraštė bus, kad jūs kažką tėškėt, rėžėt, kybot į atlapus, kirtot į plaukus, kybot ir kažką, nors tai gali būti tiesiog kažko konstatavimas, kas galbūt nėra labai miela, pūkuota, švelnu, bet yra normalu. Reiškia, vienas žmogus pasako mintį, kito žmogaus yra paprašoma pakomentuoti, tas kitas žmogus pakomentuoja ir tada tas pirmas būna tėškęs, o šitas būna rėžęs ar atkirtęs ar kažką. Tai tokie dalykai iš tikrųjų mane trikdo. Nėra darbas politikoje, juk jūs puikiai žinot, jis nėra net arti tiek agresyvus, kaip atrodytų, jeigu skaitytum vien tik tai antraštės. Bet šiaip, kad tau yra užduodami klausimai, kad tau reikia paaiškinti sprendimus, kad jie yra kvestionuojami ir taip toliau, tai yra normalus dalykas. Ar buvo žurnalistų, kurių jūs, nors ir tai nerodydavot, bet negalėdavot pakęst? Žurnalistų ne. Aha, gerai. O kas tokie buvo, jeigu tai nebuvo žurnalistai? Yra Seime keletas subjektų, kur irgi tas negaliu pakęst, aš neįkvoju savo emocijų neapykantai. Tai nėra neapykanta, nes neapykanta jinai reikalauja tokio nuolatinio, energijos palaikymo. Būtent, kad tu turi visą laiką palaikyti energiją, kad kažko nekęstum. Tai man atrodo visiškai paikas. Jums gaila savo energijos nekęsti tų lopų iš Seimo? Aš žinau, kad iš neapykantos ir iš keršto niekada nieko gero nesigauna. Ta prasme, jeigu tu darai kažkokius dalykus dėl to, kad tu kažko nekenti arba tu kažkam nori keršyti, visada gausis še. Tai geriau neverta, bet bendrauti su kai kuriais žmonėmis, ar paduoti jiem ranką, aš nematau galimybių ir neketinu to daryti. Tai ir dabar yra Seime, jūs dirbat Seime, taip ir rankos net neduodat, net nelinktelit. Aš jų nepažįstu. Bet yra ir kitokių reiškimo būdų, tarkim, visokių ten, sakysim, gestų. Ne, iki to irgi ne. Ne, yra buvęs toks gražulis Seime, tai kai jisai rėkdavo prie mikrofono vienoje kadencijoje, aš įsidėdavau ausines ir klausydavau Metalikos visą per jo pasisakymus. Tiesiog toks būdavo būdas, tiesiog negirdėti, ką jis sako. Tai turėjau visada ausines ant stalo, jau kai jisai įsijungdavo kalbėti, aš iš karto ausines į ausis ir užsileidžiu muziką ant viso garso, kad negirdėčiau nė sekundės, ką jisai kalba. Tai, žmonės, kai kurie sako, tai yra arogantiška. Tebūnie, bet
tiesiog aš... Bet jūs galite tą patį dalyką, bet jau galėjot, nes dabar nėra jūsų vyriausybės valandos, nebent jeigu jūs dalyvaujat ir norit paklausti. Bet lygiai taip pat ir ministrai, sakysim, dabar gali sėdėti su ausinėmis ir ne kai kažkas pasisako, bet kai jų klausia. Ne, tai tada nusima, kaip sakėt. Va čia jau arogancija, sakyčiau. Tai toj vyriausybės valandoj, kurioje tekdavo sėdėti kiekvieną ketvirtadienį ir kur tikrai kai kurie iš tų subjektų užduodavo klausimus, kurie šiaip nieko neturi bendro su noru kažką išsiaiškinti, o tai yra toksai noras, kad štai aš užduodu šitai pabaisai klausimą, prašau mane nufilmuoti, aš klausimą užduot aišku nesugebu ir aš jį skaitysiu iš savo iPado, kur man jį parašė padėjėja, tai, bet aš visas toks kietas ir tada, kai aš tik tai perskaitysiu klausimą, aš užsidarysiu savo iPadą, atsistosiu ir išeisiu. Nes man nereikia atsakymą, man reikia pasirodyti. Man reikia šito vaizdelio, kurį aš įsidėsiu į savo Facebooką, ar ten Instagramą, arba kur nors, nes atsakymo aš neįsidėsiu, todėl kad atsakymas gali būti toks, kuris į mano versiją nepataikys. Tai... Ir kurio aš gali būti, kad sunkiai suprasiu. Nebūtinai, tiesiog jis greičiausiai nepataikys į versiją ir todėl jo neturi būti, turi būti tik tai klausimas. Tai aš esu vieną kartą vienam tokiam Seimo nariui, kai jis atsistojo pasakė, kur tu eini, palauk, ašgi tau dabar atsakinėju. Tai jau čia buvo, sakyčiau, arogantiškiausias dalykas, kokį sugebėjau padaryti, bet taip atrodo, nes čia yra tiesiog toks tikslas. Koks didžiausias, aš galiu maždaug įsivaizduoti per tas visas vyriausybės valandas, per šios 4 metus, kurie baigėsi kadencijos, koks buvo klausimas nežiauriausias, bet kaip didžiausias įžeidimas jums nuskambėjęs. Yra toksai? Yra toks pilietis, kuris dabar, ten irgi kelias partijas perbėgęs, tai dabar natūralu, kad yra toj partijoje, kuris susirenka. Jis dabar Seime, aš žinau, apie ką aš šneka. Jis tai dabar yra Seime ir kuomet buvo prasidėjus invazija į Ukrainą, plataus masto 22 metais, ir nenuostabu, kad ir vyriausybė labai smarkiai visada rėmė Ukrainą ir aš asmeniškai net ir ne dabar, o nuo pat tada, kada prasidėjo invazija ir aneksija Krymo. Ir kažkaip aš tą išgyvenu kaip tokį ir savo asmeninį dalyką, nes man labai aišku, kad Ukrainos laisvė ir pergalė yra dalykas, nuo kurio mūsų laisvė priklauso labai tiesiogiai. Tai tas žmogus manęs paklausė, kodėl aš skatinu karą, ar kodėl maždaug apkaltino, kaip paprastai jau čia konservatoriai, žinia, militaristai, juos rusai puola visada ir visa kita. Ir tame klausime buvo tokia mintis įpinta, ar todėl, kad tu neturi vaikų, tau yra negaila, kad žus Lietuvos vyrai ar kažkieno sūnus ir taip toliau. Ir tiesą sakant, nieko šlykštesnio manęs per visą kadenciją niekas nei iki tol, nei po tol nėra paklausęs. Aš būtent tą pokalbį, koks čia pokalbis, čia kaltinimas lygioje vietoje, iš vis šlykštus pasakymas, aš ir turėjau omenyje. Ir aš taip jutau, kad jis labiausiai jūs ir turėjo užgauti. Ir čia jau jumise kalbėjo, tikrai neužgauta premjerė, bet ta maištaujanti Šimonytė, mergina, moteris, kuri prieš tokią neteisybę šį kartą net nelabai galėjo ką ir pasakyti. Ir aš jūs puikiai suprantu, nes tai buvo tikrai labai sunkiai surasčiau žemesnio lygio pasakymą. Ypač tada, kai Seimo nariai įsivaizduoja, kad virš jų tik dangus. Aš dar vieną dalyką žinau, kad joks vyras vyriausybėje niekada tokio klausimo nebūtų sulaukęs. Ir čia dėja yra ta mizoginija pačia blogiausia forma. Ta prasme, aš neprivalau teisintis dėl to, kaip aš gyvenu, neprivalau aiškintis, kodėl aš neturiu vaikų ir taip toliau ir panašiai. Aš žinau, kad aš labai myliu savo šalį, aš žinau, kad aš labai myliu Lietuvos žmonės, visus vyrus, moteris, vaikus, senolius. Ir man nieko nėra baisiau, kaip pagalvoti apie Lietuvos žmonės žūstančius, nesvarbu dėl ko. Ar dėl kažkokių kataklizmų, ar dėl kažkokių įvykių, ar dėl to, kad jie netgi patys kartais ten
vairuodami be proto, pavyzdžiui, sutinka tokią dienų pabaigą, kurios galima buvo išvengti. Man dėl to labai skauda širdį. Bet sugebėti visą tai suvelti į vieną va tokį kaltūną ir, ta prasme, tikslasgi nebuvo paklausti, tikslas buvo mane pažeminti. Žinot, bet toks kaltūnas, jis man primena labai tiek žmonės, kurie laiko katinus, arba bent jau matė, kaip tai atrodo, katinai būna prisilaižo tų patys savo vilnos, prisiryja ir paskui jie atrajodami vemia. Tai va šitas klausimas yra tokio katino vėmimas savo kailiu. Aš kito geresnio palyginimo šitoje vietoje net ir nerandu. Net negalėčiau rasti. Vis tiek gerbkim katinus. Aš nors esu šunų žmogus, bet kažkaip manau, kad katinai yra nekalti. Teisingai. Galbūt mes labai atsiprašom visų katinų ir ypač katinų mylėtojų, kad sulyginame jūsų augintinius su šituo šlykščiu Seimo nariu vis dar. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje 8 drambliai. Ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros, maitinimo ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti ir į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams. Visą parą. Be šitų absurdiškų kaltinimų, ką mes čia klausimų formą girdėjome, jūs turėjote šuniuką Perlą vardu, taip? Tebeturite. Ir aš pamenu, kad po kažkiek laiko, kai jūs įsikraustėte į Turniškes jau gyventi, kaip pareigūnė, kuri įsipareigojo vykdyti nurodymus saugumo tarnybos, kad jiems būtų lengviau ir taip toliau. Ir atsirado tokie netgi klausimai ir paskui toks, kabutėse, gamtos draugų susidomėjimas. Tai kur dingo Šimonytės premjerės tas šuniukas? Ar tik pasirodė, pasipuikavo ir staiga mes jo nematom? Ar tik nenumarino? Ir čia panašiai istorija, tai kur mergaitė? Kur mergaitė? Suvalgė šūdį. Ne, aš vėlgi, tai iš to tokio, turiu tų tokių atbulų dalykų ir kartais nedarau dalykų, kuriuos gal visi patartų ir sakytų, dėk tą savo šunį į Facebookus, tu kaip vaikus dėk, nugi labai gražu, ne? Bet, aš kažkaip nenoriu šito daryti ir dėl to aš savo šunį, kad visi žinotų, kad gyvas, visą laiką įdėdavau į Facebooką per tarptautinę gyvūnų dieną. Kad vat štai ir dar rudenį turėdavom tokį įprotį, kad ateitų su augintiniais žmonės į vyriausybę ir tada turėdavom tokį kolektyvinį, kad vat, kas turi šunis ir kad ne tik šunis, buvo žmonės, kurie gyvalasdės, pavyzdžiui, atsineždavo ir ateidavom su savo augintiniais kažkuriam laikui. Beje, aš atsiveždavau į vyriausybę karts nuo karto ir ten jinai visai po tą vyriausybę vaikščiojo. Pritapo? Šiaip pritapo. Perla yra labai geras šuo ir labai malonus, kai manęs nėra šalia. Kai aš esu, tada tai pasidaro toks sargybinis, kad visi žmonės, kurie yra aplink, visi netinka, visi nedraugai, visi turi eiti šalin, o kai manęs nėra, jinai su tais pačiais žmonėms puikiausiai leidžia laiką. O tai jinai kokios veislės beje? Jorkšyras. Jorkšyras, o tai čia žvėris. O jinai gal ne kaip Baideno šuo, kur yra, jo šuo buvo vadas, ne, vardas, bet jau ten buvo didelis vilkinis, vokiečių aviganis ir tiesiog vadino vadu. Ir jis yra apkandžiojęs, man atrodo, 4 ar 5 apsauginius. Tai jūsiškis, ne, jūsiškė. Jinai vydavosi vadovybės apsaugos tarnybos žmonės ir Turniškėse. Ir šiaip mėgdavo vytis ir gal ir įkast, pavyzdžiui, jie ten su paspirtukais važinėja iš vieno objekto į kitą, tai bandydavo kast paspirtukų į ratą.
lėkdama iš paskos. Taip juokingai, bet ką ten tas Yorkshire'as 2,5 kg gali įkasti, dar ypatingai turint minti, kad jų dantis nėra patys stipriausi, tai ten ir gal tų dantų nėra labai didelio pertekliaus, nes viskai higieną reikia padaryti dantų, tai vis ten vieną kitą tenka kažkaip atsisveikinti, pasitaiko taip. Tai, bet jinaigi, žinot, ašgi ją gavau jau 6 metų, perėmiau iš dabar jai 10. Prieglaudos, jai dabar 10 metų ir jinai jau buvo šuo su savo istorija, tai nei aš ją labai ten išauklėt galėjau, nei ką. Šiaip aš pagal būdą turbūt, aš šiaip visus šunis myliu, visus šveiko šunis myliu, visas panašiai kaip tas Brett Schneideris, aš susirinkčiau krūvą šunų, kol jie mane suėstų. Bet ir dideli šunys, labai mėgstu tuos didelius šunis, labradorus, bernosienhundus, vilkšunius, belgų aviganius. Visi, apskritai man pro šunį praeiti yra beveik neįmanomas dalykas, bet jeigu jau taip galėčiau visiškai laisvai rinktis, tai aišku, norėčiau didelių šunų. Bet gyvenimo būdas toks, kad vis tiek didelis šuogys labai kentėtų nuo tokio gyvenimo būdo, koks ypatingai mano buvo pastarosius 4 metus. Taip. Tai už tai, kai jau čia buvo tas šuniukų gelbėjimo tokia banga 20 metais, tai aš tiesiog sakiau, duokit man kokį nors, svarbu, kad būtų mažas. Ir man Perla atvežė, kai aš tą savaitę kaip tik paskyrė mane premjerę. Ir aš jau nebegalėjau be apsaugos nuvažiuoti to šuns pasiimti. Dėl to man ją atvežė ir tai tuos visus 4 metus su jie prabuvom. Ir man atrodo, ji yra tas šeimos narys, kuriai Turniškėse buvo labai gerai, kai reikėjo iš Turniškių parsipakuoti į savo jau mažesnius namus. Tai taip buvo toks maždaug, tai mama. Tai palaukit, tai kur mano dvaras? Šeimininkė, palaukit, tai jūs tai galit kaustytis, bet aš gal aš galėčiau pasilikti. Kur mano dvaras ir kur mano visi tie žmonės, kurių galėdavau loti, tai truputį buvo to. O tas dvaras gerokai sumažėjo? Sumažėjo, nes Turniškių tas namas, jis tiesiog durnas namas. Čia kuris, nes viename tebe gyvena jo ekscelencija Valdas Adamkus. Taip, tai šalia Valdo Adamkaus. Tai buvęs Grybauskaitės. Ne, Grybauskaitės yra priešais, kadangi yra prezidentų namai, nes prezidentam taigi priklauso rezidencija ir po kadencijos. O premjeras turi namą tik tai tol, kol eina pareigas. Tai už tai jis yra vienas. Ir ten premjeras tas sukasi ratu, Skvernelis ten negyveno. Bet tai buvo namas jūsų. Taip, bet tai būtent. Tai tas namas, jisai taip, kai gatvėje yra, važiuoja pas prezidentą Adamkų, tai šalia stovi premjero rezidencija. Ir jinai buvo tokia, nenaudojama, nes ten nelabai kas gyveno. Krizės metais ten buvo remontas, kur Graužinienė rozetas tikrino ant sienų, nes buvo pradėta prieš krizę, paskui Šimonytė nedavė pinigų, tas remontas nevyko. Ir paskui kažkada jau ten, man atrodo, Algirdas Butkevičius gal pabaigė ten kažkiek pagyveno, Saulius Skvernelis nesikėlė tenai gyventi, ir aš jau įsikėliau, kadangi supratau, kad kitaip aš neįsivaizduoju, kaip Vatas dirbs savo darbą. Ir tas namas yra kokių 600 kvadratų. Bet ta visa kvadratūra, jinai yra Rūsys didžiulis, pirmas aukštas ir miegamieji, reiškia, antrame aukšte. Bet paradoksas to namo yra toksai, kad kai aš ten viena, tai aš ten gyvenau, 50 kvadratų maksimum. O kai atvažiuodavo mano sesė su vaikais vasarą, 4, mes ten nebetilpdavom. Tu 600 neužtenka. Mes ten nebetilpdavom. Tiek, ir išplanavimas jo keistas ir tiesiog labai ne handy toks, namas netinkamas gyventi. Bet už tai labai gražus sodas, labai daug žemės, labai daug žalumos. Geri kaimynai, rami aplinka. Rami aplinka, žinoma. Bet ir šiaip tokia, ta prasme, ir tas miškas ir upė netoli, viskas tuo požiūriu gražu. O tai upė jums kuo ypatinga? Jūs mėgstat žvejot, nežvejojat, ne? Ne, aš nežvejau, aš per daug kalbu, manęs kitą kartą, kai imdavo žvejot, tai visą laiką paskui sakydavo, tavęs daugiau neimsim. Kad per daug kalba? Aš labai daug kalbu. Oho. O hobis, gerai, suprantu, tikrai ne medžioklė? Ne. Tikrai ne. Grybavimas? Grybaut labai mėgstu, bet negrybavau visus šitus 4 metus. Paskutinį kartą 20 metais rudenį atgrybavau labai
Tai dabar visus šitus 4 metus negrybavau, bet jau šį rudenį sakiau, Kur jūsų... net jeigu nebus grybų, vis tiek grybavau. Detaliai nesakykit, bet į kurią pusę? Labanoras, Palanga, Dzūkija. Aukštaityje labiau link šiaurės. Ai, tai čia galim važiuoti dešiniau, tai Labanoras, ten viršų jau Biržai. Nu, aplink Panevėžį, taip sakyk. Ir aukštyn. Taip. Gerai, tai jeigu rasit laiko ir aš jums paskambinsiu, gal sutiksit tiesiog vieną kartą pavažiuoti iki Labanoro, iki manų vietų parodyti. Nuostabus miškas, labai gražus. Gerai, be šito, be grybavimo, čia, aišku, knygos, suprantu, skaitimas yra jūsų hobis, atėjęs dar iš vaikystės ir čia net hobių vadinti negalima. Dar kokiu nors pomėgiu, be kurių neįsivaizduojat savo laisvalaikio. Kaip jūs ilsitės? Puzlius labai mėgstu. Kiek daugiausia esat sudėjus? 5000. Bet ne vieną susidėjus. O kas ten buvo pavaizduota? Kažkoks, sakyčiau, jeigu gerai atsimenu, tai ten buvo kažkoks vos ne dangus su debesiukai. Žinau, toks, kur iš viso yra beviltiškas užsiėmimas, kur net objektų tų labai... O laivas buvo? Nežiūrėsi, ne, man atrodo. Tik dangus. Man atrodo, kad kažkas buvo tokio, kad tik dangus. Tai va tokių, kur, nes kai dėlioji ten kokį paveikslėlį, tai tada, nu, ten daug logikos yra, neapsidėlioji rėmus ir tada, o čia vien kad rėmą susidėliotum, kad paskui jau galėtum užsipildyti, tai neatsimenu, kiek laiko dėliojau, tai mėgstu puzlius. Bet čia didžiausia pasaulio mistika, kad aš esu sodininkė, kur yra visiškai nepaaiškinamas reikalas, nes kaip ir bet koks miesto vaikas, aš negalėjau pakęsti žemės ūkio ir kolektyvinio sodo, kai buvau vaikas. Kaip yra tas posakis, ko tik nepadarysi, kad į bulviakasį nevažiuotum, tai ko tik aš nebūčiau padarius. Na ir ką darydavau, sakykit? Nu, ten man būdavo visada reikalų kažkokių, nežinau, kažkokių darbų, ten galvas skaudėdavo, koją išsisukdavau. Nu, kontrolinis rytoj, nu, vasarą sunkiau tas būdavo, bet kad tik nereikėtų tų durnų braškių ravėti nuvažiavus į senelių sodą. O dabar, nu jau ne dabar, jau kokį pastaruosius 15 metų. Kažkaip aš gal net va tada jau, kai dirbau anąkart vyriausybei, pastebėjau, kad mane kažkaip keistai ramina. Prie žemės traukia. Traukia prie žemės. Tai aš visą laiką sakau, aš turiu vidinį valstietį kažkokį, kuris neaišku, iš kur ten yra atsiradęs, bet va tas vidinis valstietis kažkaip parodė ragučius, cituojant klasikus, kokie ten, nu sakau, apie 35 mano metus ir nuo to laiko, nu, man labai patinka knistis žemėje. Aš bijau, žinokit, kad kaip tik tuo metu į jūs įsikūnijo Karbauskio dvasia, jūs tapot iš dalies valstietė. Tai turbūt čia Karbauskis kaltas, nors tada, kur jisai buvo, aš neatsimenu, dar čia buvo iki Karbauskio gerokai. Na, jisai 2-2, man atrodo, irgi buvo Seime. Taip, jis buvo ir Seime, tada mes turėdavom... Net vicepirmininkas buvo Seimo tuo metu. Taip, paskui išėjo, o kažkiek ten turėdavom tų diskusijų net ir anos vyriausybės laikais, bet, nu, gal jis kaltas. Na, jeigu jau apie hobius, tai šitoj vietoje nepavadinsim hobių. Jūs šaulė prieš porą metų beveik, kovo 11, 2003. 22. Jo, kai prasidėjo invazija, nu čia buvo senas planas, aš jau turbūt nuo 14 metų planavau nuo Krymo aneksijos, man atrodo. Tada kažkaip nusprendžiau, kad man reikia kažkur atsirasti. Ir tada vis diskutavau su kompetitingai žmonėmis, ten su Edmundu Jakilaičiu, Remigijum Šimašium ir kitais, kur čia eiti, nes buvo savanoriška krašto apsaugos tarnyba, kur, nu, tokia atrodo daugiau to ir intensyviau, ir sveikata dar tada turbūt būtų labiau leidusi tą daryti, arba va šauliai ir man sakė, Remigijus turbūt Šimašius tada sakė, ne, sakė, žiūrėk, eik į šaulius, ne šauliai, tai taip kaip bajorai, viską turi patys savo susipirkti ir viską turi savo atsinešti. Nu ir kol aš ten, nežinau, žinot, kaip būna kartais, turi tokį grand planą, kur niekaip jo neįgyvendini. Ir 22 metais aš supratau, kad man reikia dabar. Jau dabar. Dabar ir aš tiesiog tada įstojau į šaulius 22, pabaigiau bazinį šaulio įgūdžių kursą, kas nebuvo labai lengva, bet pavyko. Kiek laiko truko? Apie pusmetį. Ten šiaip programa yra tokia, kad 9 mėnesiai, bet kadangi buvo daug, tai buvo tokio biški suspaudimo ir iš esmės per pusmetį buvo baigta, nu, ir paskui jau ten renkiesi kuopą ir kažką darai toliau. Turit ginklą namuose? Ne, aš neturiu ginklo.
čia toks tiesiog nusistatymas, ar jūs, aišku, suprantu, kad jūsų pareigos būtų šiek tiek kitokios negu pėstininko mūšio lauke, ar esat gavusi jau tą būsimąją užduotį, žinot, ką reikės veikti, ką daryti? Aš turiu leidimą, ta prasme, medicininę pažymą, viską turiu ir galėčiau ginklą turėti, bet ginklo aš neturiu ir nesakau, kad neturėsiu, gal ir turėsiu, bet aš nesu kovinis šaulys. Jau kai mes galvojam apie kažkokias ten, sakykime, apie kažkokias situacijas, tai aišku, čia koviniai šauliai, kurie ir treniruojasi su kaspu ir kur truputį ir kariuomenė, ir jų truputėlį kitoks yra statusas. Aš esu medicininio būrio šaulė. Taip. Ir mano užduotis, jeigu aš būčiau tebedirbus vyriausybė, aišku, mobilizacinės būtų buvusios visiškai kitokios, ten, ta prasme, jau ten nebūtų kada apie šaulystę kalbėti, jeigu kas. O dabar tai tiesiog yra dalykai, kurie jau susiję su tuo būriu, kuriame aš esu. Bet ginklą mokėtumėt naudoti? Mokėčiau. Taip sakant, esu tiek valius ginklą per bazinį šaulių įgūdžių kursą, kad niekas nėra tiek valęs ir vis tiek buvo blogai, tai žodžiu, kaip čia šveikai yra parašyta, kur kažkas valė ginklą ir sakė, brūžino kaip šuokalė, tai panašiai aš brūžinau tą ginklą, kol išsivaliau pagaliau. Buvo labai labai sudėtingas dalykas, bet išmokai ir išsirinkti, ir susirinkti, ir viską, ir šiaip nėra taip, kad nėra tekę šaudyti, ir yra tekę pataikyti. Yra tekę. Gerai. Nuo šaudimo visai netoli ir iki kitos veiklos fizinės sportas. Ar aktyviai sportuojat kažką? Pastaruosius 4 metus tai turbūt pasyviau niekas nesportavo kaip aš. O anksčiau prieš tai? Niekada nebuvau didelė sportininkė, bet stengiausi visą laiką kažkaip palaikyti, ta prasme, neleis savo ištešti. Fizinė forma. Taip. Neleis savo ištešti. Tai mano toks mėgiamiausias užsiėmimas vis dėlto jau ilgainiui pasidarė šiaurietiškas vaikščiojimas, nes vaikščioti su lazdom yra labai gerai, todėl kad tai yra geras fizinis krūvis, kadangi aš greit galvoju arba greit kalbu. Jeigu su kuo nors vaikštau, tai aš gana greit vaikštau irgi atitinkamai, nes aš vaikštau taip, kaip galvoju, arba taip, kaip kalbu, man atrodo, dauguma žmonių turbūt taip daro. Tai toks, jeigu ten pavaikštai kokį 15 000 žingsnių, kokį 10 kilometrų, ten per kokius nors, nežinau, Kernavės, Piliakalnius ar dar kažkur, tai yra to fizinio krūvio neblogai. Per šitus 4 metus tiesiai pasakysiu, kad ne, bet kai jau pabaigiau kadenciją, tai jau apsižiūrėjau, kur netoli namų sporto klubas ir jau turiu grand planą į jį sugrįžti. Bet tik apsižiūrėjot, kol kas dar pažiūrėjot, toloka, dar neįsi. Ne, buvau užėjus netgi. Buvot užėjus. Jau tokia stadija jo. Gerai, o kokia sporto šaka jūs labiausiai domitės? Nes aš, pavyzdžiui, nesu matęs jūsų šalia Nausėdos krepšinio rungtynėse, nors kai kurie valstybės vadovai ten lankosi, ypač jeigu per teliką rodo, tai jau kur čia nenueisi, jūsų nesu matęs. Aš turbūt pasakysiu labai kažkokį tokį, bet jau koks skirtumas, kur jau mano neprapuola. Man krepšinis yra labai svarbu tada, kada žaidžia Lietuva. Vat kai yra nacionalinė rinktinė žaidžia, tai tada aišku, kad jau čia be kalbų, bet man taip svarbu ir Eurovizija. Nesvarbu, ne tą išrinkom, bet vis vien man svarbu, kad Lietuva gerai pasirodytų. Tai jeigu Kurtinaitis dainuotų Eurovizijoje, jūs irgi už jį sirgtumėt. Aš sirgčiau už bet ką, net jeigu Meška dainuotų Eurovizijoje, aš vis tiek už ją sirgčiau, nes čia yra Lietuva. Vat kai yra Lietuva, tai man visiškai kitos emocijos. Klubinis sportas, sakyčiau, jeigu fone eina šakį užmetu, bet kai manęs klausia, kas laimi, kas Žalgiris ar Rytas, sunku pasakyti Vilniečiui, kad vis tiek Žalgiris. Ir čia tas irgi ateina iš tų laikų, kai Žalgiris ir CSKA tai buvo ne apie krepšinį. Ne, bet prieš tai buvo ir statyba su CSKA. Ne, bet Žalgiris ir CSKA buvo ne apie krepšinį. Man buvo ne apie krepšinį. Man visą laiką buvo apie tai, kad čia Lietuva. Beje, kaip ir futbolas, Vilniaus Žalgiris ir Maskvos Spartakas. Absoliučiai. Gerai, palėtėt dar vieną šventą mūsų, nežinau, ten 3., 5. religija.
antroji, sakome, yra krepšinis, bet šitoje vietoje niekas jūsų netraukia už liežuvio Euroviziją. Ir tu aš ten Bet beje, grįžtant prie krepšinio, Taip. tai aš nežinau, ar daug yra Lietuvoje žmonių, kurie taip gerai suprastų krepšinio trenerius kaip aš. Todėl, kad 3 milijonai premjerų, 3 milijonai krepšinio trenerių, 3 milijonai COVID-o valdytojų, dabar 3 milijonai generolų, nu tiesiog labai gerai. Ir dėl to aš va turiu tokį I feel you būtent krepšinio trenerių. Aš perduosiu Rimui Kurtinaičiui, nes po 2 savaičių būtent jis viešės mūsų laidoje Akis į akį. Fermentacijai, kaip ir geram politikui, reikia gebėjimo suvaldyti spaudimą. O kokių dar panašumų turi politika ir fermentacija? Žinot, gėris yra fermentuojamas tik natūraliai, be stabilizatorių ir kitų sintetinių priedų. Gėris natūrali pagalba jūsų organizmui. Išgerk gėrį ir pabūk pats savo geras. Į sveikatą. Oho. Dabar eikime kol kas prie dar 3 milijonų prodiuserių ir vokalistų ir dainų kūrėjų. Eurovizija, kultūros komiteto, Seimo kultūros komiteto pirmininkas, aš jau matau iš jūsų išaiškos, Kęstutis Vilkauskas pasiūlė keisti Eurovizijos atrankos tvarką. Na tai, kad virš Seimo nario tik dangus, tai čia seniai aiški teisybė, vien todėl, kad Seimo pagrindiniai darbo plenarinių posėdžių salėje iš tiesų tas dangus matosi, nes yra labai daug stoglangių, bet kai kurie taip ir įsivaizduoja, kad praktiškai net viešpats kažkur žemiau yra tavo lygio. Ir dabar, kai pradėjo aiškinti, kad jis tikrai žino, ką reikėtų daryti, kad galų gale mes laimėtume Euroviziją, sakykit, na, jūs esat mačiusi visko. Pirmas klausimas, čia tikrai dabar Lietuvoje nebėra kultūros kitų bėdų, tik tais kaip laimėti Euroviziją sugalvoti? Ir ar tikrai jūsų nestebina toks visažiniškumas visų Seimo narių? Na, jeigu nebūtų iš tikrųjų tų labai rimtų, realių grėsmių ir problemų, tai aš šitą vertinčiau kaip tik labai pozityviai. Sakyčiau, nu, žiauriai gerai gyvenam, jeigu jau tik tai liko kalbėti apie tai. Laimėme Euroviziją ir praktiškai viskas. Apie tai, kokia yra Eurovizijos atranka. Ir šiaip mes žiauriai gerai gyvenam iš tikrųjų. Ta prasme, prie viso konteksto, prie visos aplinkos, nu, niekada taip gerai kaip šiandien negyvenom. Ir tai yra faktas. Bet aišku, prioritetai, politiniai prioritetai tikrai turi būti kitur. Bet man atrodo, čia periodiškai tie dalykai gimsta. Ir dar ačiū Dievui, kad va, tokia va diskusija vyksta, kad ten gal atranka nelabai gera, gal ką, nes daug baisiau, kada prasideda jau tos tokios jau visiškai, taip sakant, kad ten kaip apsirengia, kaip atrodo, moterys su barzda, ten čia kažkokių mažumų konkursas, čia kaip vaikam paaiškinti. Nu ir visos va tokios tos davatkiškos šnekos. Tai aš sakyčiau, kad kol dar tik tai kažkas šiaip sako, aš tai kitaip būčiau tą Euroviziją laimėjęs, nu tai čia taip kaip krepšinio treneriai. Aišku, kultūros komitetas jis vis tiek vykdo LRT parlamentinę kontrolę, mažu ko nors ir sugalvos imtis. Šiaip gaila truputėlį, kad atrodo, jog daug žmonių, mes turim labai talentingų muzikantų tikrai ir puikių grupių, bet jom atrodo, kad yra visiškai neįdomu, kas vyksta toje Eurovizijoje ir gal ir pagristai. Daliai žmonių, kurie ateina pasirodyti, nu, tiesiog jie ateina ir iš karto pasako, kitais metais bus geriau, nes supranta, kad net neturi... Šiemet blogai, bet... Net dėl savęs neturi kažkokių labai didelių lūkesčių. Tai taip, nu, yra ten galbūt kartais dėl ko petį gūžtelt, bet tokia čia... Jeigu pradėsi labai rimtai apie tai galvoti, jeigu tau čia atrodys, kad čia yra, nu, va, nežinau, konstitucijos pakeitimo lygus dalykas, nu, tai, nežinau, jau tada kažką reikia su savim daryti. Iš tiesų, apie kultūrą yra konstitucijoje užsiminama, bent jau keliuose straipsniuose, ten būtų galima surengus referendumą įtraukti ir tą žinutę apie Euroviziją, kad kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga pagal konstituciją yra dalyvauti Eurovizijoje ir deleguoti geriausią savo atlikėjo savybės ir dainas. Bet
žinot, kai kultūros komiteto pirmininkas pasako, kad kaip pavyzdį komercinių televizijų muzikiniai konkursai. Man kyla klausimas, ar jis yra matęs nors vieną tokį konkursą. Ten yra daug laidų, tenais X Faktorius, Lietuvos balsas ir taip toliau. Kaip taisyklė, ten būna dainos, kurias kažkas jau yra sukūręs ir už tai nurovęs nemažus pinigus. 99% yra nelietuviškų dainų ir praktiškai nėra naujų. Tai jeigu jūs įsivaizduoja, kad tie coveriai dainuojami, kad ir labai talentingai gali keliauti į Euroviziją, tai man klausimas apie jo apskritai kultūrinį suvokimą šiokį tokį, bet jeigu įsivaizduoja, aš nelabai suprantu, kaip turi jaustis įsižeidę, sakysim, tie patys aktoriai, režisieriai, tų pačių teatrų, kur stato tas, na, gerai, operos ir baleto teatro, kai kultūros komiteto pirmininkas iškelia prioritetu būtent Euroviziją, kuri ir taip gauna išlaikymą ir yra komercinis renginys, nes Lietuvos televizija kaip transliuotojas vis dėlto padengia jų išlaidas iš komerciškai gautų pajamų. Na, vėlgi, čia turbūt iš tos mūsų viešumos realybės, ne? Visi kalba apie kažką, nu tai gal kažkas paklausė jo pakomentuoti, gal jis pats nusprendė, aš nežinau, tiesą sakant, nežinau, kokiu būdu ten jo tas komentaras atsirado, ar jis čia pats sugalvojo pakomentuoti, ar Facebook'e ką nors parašė, nes mačiau tą antraštę jo, bet labai smarkiai neįsigilinau, tiesą sakant. Tai galbūt tiesiog žmogus pakomentavo kažkokį tai dalyką, kurį visi komentuoja, nes dabar rodo ir visi vargia, dar niekada taip nebuvo, niekada dar taip blogai nebuvo ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog atsipalaiduokit, čia yra toks renginys. Ir viskas, kažkas nuvažiuos, atstovaus, ką išrinksim, tas ir nuvažiuos, sirksim už tai, ką išrinksim. Ir, bet tai visą laiką būna. Aš tai taip žiūriu į tą dalyką. Žiūrėkit, politikai turi ilgesnį galiojimo laiką, 4 metai kadencija. Eurovizijos atlikėjai turi galiojimo 1 metus, nes po to jau pamiršta. Ir tokie Eurovizijos dalyviai kaip ABBA, kurie turi galiojimo... Bet čia ne lietuviai, jūs nežinojot. Tai žinoma, bet juk aš galvoju, kad jeigu nebūtų buvęs atšauktas konkursas tada, kada jie atšaukė, tai Rūpai tikrai būtų jį laimėję. Na bent jau guoskimės iš tiesų, kad... Aš esu tikra. Čia panašiai kaip mes... Jeigu būtų nebuvę Lordžių, tai tada LT United. Lordžiai tada laimėjo 1 vietą, mes buvom 6, na, Rūpai šiek tiek žemiau, bet čia panašiai kaip guostis, kad mes... Aš kalbėjau su Linu Kleiza, kad jiems tai buvo didžiausias praradimas, kad jie atvežė iš pasaulio čempionato, ne auksą, o sidabrą. Tai va šitoje vietoje, kad jeigu būtumėm nepralaimėję, tai būtumėm laimėję. Bet taip čia visą laiką. O dabar, na, apie jūsų muzikinį skonį mes žinoma, aš jį labai sveikinu ir labai džiaugiuosi. O koks jūsų Lietuvos muzikinis kolektyvas arba grupė arba atlikėjas yra pati mylimiausia, mėgstamiausia? Aš turbūt turiu tokią savybę, kad, aišku, šiaip mano dainos, kur jeigu manęs klaustų, kokią dainą ten, tai kas nors būtų iš Anties. Ir labiausiai turbūt Lietuvos valstybė. Girdėjom, per rinkimus. Bet čia yra, ta prasme, čia ne dėl to, kad per rinkimus taip reikia, o dėl to, kad man šita daina yra, ir dabar jinai yra dar ir tokia gan kraupiai parodanti ir aktuali. Būtent tuos pačius Paryž-Maskva draugystės traukinys, visi šitie dalykai, mes vėl kažkokioj realybėje, kai atrodo, kad kaip dabar rašyta, ne? Tie tekstai, nors ir daug kas labai per tuos 35 metus pasikeitė, ar net daugiau metų turint mintį, kada daina buvo rašyta, tai man vis tiek Antis, Biksai, ankstyvasis Andrius Mamontovas Foje, tai čia yra ta muzika, su kuria aš užaugau. Kur yra mano paauglystės muzika, Katedra, nes roko maršai... Rojaus Tūzai vėliau, taip. Nes roko maršai buvo ir buvo tas laikas, kai aš buvau kaip tik paauglė ir ten lakščiau ir tūsinau tuose roko maršuose ir apskritai čia mano muzika. Tai aš su šitą muziką užaugau. Paskui kažkaip pasidaro tokiais gabalais, kada tu į kažką įkrenti. Ir tą kažką klausai. Tai pavyzdžiui, dabar paskutiniu metu
aš Giedrę Kilčiauskę neklausiau, jos žiūrėjo puikus labai albumas, labai tobulas, labai kokybiškas. Nu, vat, tai man tiesiog buvo taip, kad mašinoje važiuoji ir suki Giedrę, nežinau, mėnesį laiko turbūt aš... Ir labai gaila, kad negavo nei vieno iš tų didžiųjų muzikinių apdovanojimų. Aš nieko kito toks vaizdas, kad neklausiau. Solo ansamblis. Puikiai grupė, taip. Irgi vat, iš tokių, kur vat, įkrenti ir atrodo, kad suki ir visą laiką tavo grojaraštį sukasi. Ir žinau, kad yra daug vat, tokių gražių, fainų atlikėjų, kurie tikrai pasirodo ir kuriuos paklausai, bet sakau, aš turiu tą savybę, kad aš kartais įkrentu į kažkokį albumą kažkieno ir aš tam albume gyvenu. Ir gyvenu ilgesnį laiką. Šiaip Aistė Smilgevičiūtė ir Skylė yra ta muzika, kurią aš labai mėgstu, nes man ir folkas patinka, ir tos jų tokios patriotinės, partizaniškos, tos nuotaikos patinka. Nu, aš tikrai negaliu pasakyti, kad vat, į kažką spjaunu. O šiaip jeigu koks nors Balius, tai dar aš ir Radžį su Šiškausku galiu labai neblogai padainuoti. Padainuoti netgi? Taip. Jūs dainuojat Šiškauską ir Radžį? Nu, su gimtadieniu. Gerai, tai žiūrėkit, dabar tarkim, jūs tampat vėl ministrė pirmininkė 2008 metais. Ir ateina situacija bloga. Padainuokit tada, ką daryt. Ką daryt, kai tavęs nemyli niekas, o tu taip visus myli. Bravo, bravissimo. Ir iš tiesų mes galim, matau, kad kalbėti pakankamai dar ilgai. Ir aš labai tikiuosi, kad čia bus tik pirmoji serija, nes ačiū, na čia... Be jokios pašaipos, ačiū Dievui, bent jau šituos keliarius metus būsit netokia užimta ir na, linkiu vieno dalyko, tikrai labai nuoširdžiai, kad jūs dirbusi ministrė pirmininkė, kaip sakyt, jūs buvusi anapus valdžios, jūs žinote valstybės veikimo mechanizmą, jūs buvusi ir finansų ministrė. Ir tokie žmonės jau kitaip stebi ir visuomeninį gyvenimą, ir politinį gyvenimą, ir netgi savo oponentų darbą politikoje. Aš noriu palinkėti jums kuo rečiau nusivilti. Tai, ką dabar daro būtent dabartinė valdančioji dauguma, nes na, šitoj vietoj, ko gero, pats blogiausias dalykas, patekus priešingai jėgai į valdžią, linkėti visokiojopos jam nesėkmės ir prakeikinėti ją, nes mes puikiai žinom, kad kuo blogiau jie dirbs, kuo blogiau jums seksis, tuo mes visi blogiau gyvensim. Tai aš visiškai pritariu, todėl kad žmonės kartais, kai sako, tai čiagi galima viską padaryti, va čia taip paprasta, čia tą išspręs švietimą, išspręs sveikatą, išspręs socialinę apsaugą, viską čia galima taip labai paprastai išspręsti. Ir aš visą laiką sakau, ar jūs tikit, kad per 30 su pliusu metų, ten nelygų kada kalbi, Lietuvoje valdžioje visą laiką buvo blogi žmonės. Ir jie visada norėjo Lietuvai blogo ir sąmoningai nesprendė problemų. Juk taip nėra. Tiesiog problemos yra sudėtingos, lengvų sprendimų nėra ir ten jau, sakykime, jau toliau jau lyderystės ir atsakomybės klausimas, kiek tu eini tuo keliu, kur tikrai žinai, kad duobė žaryjų, kas tikėjo, tą prarijo, bet galbūt yra tikimybė kažką didesnio padaryti, bet kad tai būtų kažkaip, kad, pavyzdžiui, aš galvočiau, jog oponentai yra atėję daryti kažką blogą, išskyrus ten, sakykime, žmonės, kurie gali turėti savo interesų ir tai man nepatinka, bet daugumoje atveju kas atsitinka? Ateina vyriausybė, randa kažkokius darbus, kurie pradėti daryti ir jinai tuos darbus tęsia. Ir kokie 75-80% darbų, nu va dabar juostelę nukirpo nuo Vilniaus oro uosto, nukirpo juostelę, tuščia jo, turėkit, žmonės turės tą oro uostą, nei aš jo grabant nepasimsiu, nei Paluckas jo grabant nepasims. Lygiai taip pat su elektros tinklų sinchronizacija ir su visais kitais projektais. Tai šiaip aš linkiu Lietuvai sėkmės, o kiek toj sėkmėjai bus valdžios indėlio, tai tik ir ačiū Dievui. Labai greit prabėgo mums skirtas laikas ir aš turiu jums ateityje, tikiuosi vis galiosinti kvietimą dar apsilankyti, nes manau, kad pats įdomumas šitoj sesijoje, net ne sesijoje, šitoj kadencijoje tik prasideda, nes realiai dar sesijos ir nebuvo, buvo tik vyriausybės tvirtinimas ir komitetų pasiskirstimas, patvirtinimas ankstesnio biudžeto, visi žino, bet štai pavasaris įtariu, kad laukia labai labai įdomus. Tai
Mes dar, manau, pasimatysime ir jeigu nieko prieš, aš turiu jums 2 dovanėlės. Vieną nuo jūsų didelės gerbėjos, didelės ir tikrai to žodžio prasme, ir nuoširdžios gerbėjos, dar vienos Ingridos, būtent toks jos yra tikrasis vardas, Ingrida Valinskienė Kartavičiūtė. Ir aš tikiuosi jums patiks, tai yra jos vardiniai kvepalai. Ui, ačiū labai. Gražu. Bet lygiai taip pat, va irgi tikras vardas yra Ingrida, o vis tiek kažkodėl visiems yra Inga ir viskas. Bet iš ministrų turbūt niekas į buvusią premjerę nesakydavo Inga, kaip darom? Yra pora žmonių, kurie žino, kad mane taip vadino didžiąją dalį mano gyvenimo, tiesiog didelė dalis žmonių nežino. Bet pavyzdžiui, Andrius Kubilius mane visada Inga vadina. O jūs jį kaip Andriau? Andrium, taip. O kaip jį dar vadina? Nu, Andriukas? Ne, Andriu. Bet daug žmonių buvo tokių, kurie buvo nustebę, kad mano vardas yra Ingrida. Ir aš kai tapau ministrė, man atrodo, tada tas vardas pasidarė toks jau labiau, nu, kad vat, jau jis, jau koks tavo vardas, nu, Ingrida. Ir aš šiaip, kai anksčiau sakydavau, aš esu Ingrida. O kalbininkai sako, kad tu esi Ingrida. Ir tas da, man yra toks agresyvus. Jis gali būti toks, bet dabar jie šiek tiek atsitraukė, nes kadangi pats vardas yra kaip prekinis ženklas žmogaus, tai kaip kirčiuoti jo vardą ir pavardę sprendžia tik tai jis. Ir aš labai tikiuosi, kad jums patiks. Tikrai. Nes jai labai patiko jūsų žirneliai, netgi padėkojo ir taip pat antrą vestuvių dieną, kai buvom jau, jinai, žinokit, pirma buvo su balta, o antra buvo balta su juodais žirneliais. Tai va. Ir dar viena, gal turėsit laiko ne tokia linksma kaip Šveiko, bet yra ir linksmų istorijų. Arūnas Valinskas, Valius, tai buvo kažkas tokio. Čia aprašomas ir mūsų laikotarpis politikoje. Tikrai mielai. Labai mėgstu paskaityti ir patikrinti, ar ir man taip atrodo, kad taip buvo. Ačiū. Tai ką, ačiū labai, mėly žiūrovai klausytojai. Šį vakarą, šiandien ar šį rytą, nežinau, kada žiūrite, mes turėjome garbės, aš turėjau nepaprastai didžiulį malonumą ir džiaugsmą kalbėti su mūsų dabar jau buvusią ministrę pirmininkę Inga Šimonytė. Klausimas paskutinis, ar 3 kartas nemeluos? Aš kalbu apie būsimus prezidento rinkimus. Ar išbėgsite į aikštelę? Ar dar išbėgsite į aikštelę? Aš suprantu, kad kol kas dar be apšilimo, be nieko. Čia paklauskit Rimo Kurtinaičio, ar jis dar išbėgs į aikštelę. Gerai, aš jums šį klausimą adresuosiu, kadangi mūsų kita laida po 2 savaičių būtent su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiuoju treneriu Rimo Kurtinaičiu. Žinau, kad bus labai įdomu ir, kaip žinoma, visuomet su Rimu juokinga. O šį vakarą ačiū Jums. Ačiū.